Aš esu Uma mama. Negaliu. Aš esu Uma mama, nes noriu grąžinti dukras mamoms, o mamas dukroms. Ir viskas. Tada nekyla klausimų. Tada viskas klostosi kaip per sviestą. Tada visi ženklai sukrenta, kad darai teisingai. Nebūna jokių trukdžių. Tiesiog eini kaip per sviestą. Ir žinai, kad visi keliai atidaryti, visos durys atvertos, visi langai atverti, kad gali eiti ir daryti tai, ką privalai. Dėl apkalbų. Aišku, dėl apkalbų. Kažkodėl nuo pat pradinių klasių atrodydavo, kad neišeina draugauti be apkalbų. Ir mes draugaudavom ne po 2, mes draugaudavom po 3 ir po 4. Ir taip yra dar sudėtingiau. Nes kai yra būrelis draugių, 2 iš jų būtinai turi ką papasakoti apie 3, o 4 ir 2 jau turi kokią nors istoriją apie 1. Dėl apkalbų. Tuo metu dar turbūt nebuvo parašyta arba šita knyga, arba nebuvo išversta. Aš priversčiau save paauglystėj perskaityti Eragoną. O kai perskaityčiau Eragoną, aš tada priversčiau save perskaityti Vėjo vardą. Ir visas knygas, kurios seka joms iš paskos. Aš savo priminčiau, kad skaitantis žmogus turi daugiau žodžių savo žodyne. Aš joms priminčiau, kad visa išmintis jau yra surašyta ten. Ir jeigu kartais jos netiki ji, Jurga, vaikai paauglystėj, jeigu kartais netiki savo mama, dar gali pasitikrinti knygose. Ten surašyta viskas, ką sako mamos ir ko mes negirdim.